Sveiki, su jumis Sumuštinių klubas ir vėl Sumuštinių enciklopedija, tai yra pasaulio sumuštiniai. Vasara visam pasaulyje išsiskiria tuom, kad vyksta daugybė vakarėlių. Ir šiandien mes pagaminsime sumuštinį būtent vakarėliams. Taigi, mums reikės stikliuko, būtinai kvadratinės forminės duonos, dydis nepriklauso firma taip pat, ir bet kokių ingredientų. Tačiau bus mums labai svarbu, kad jie būtų kažkas skystesnio. Tarkime, prancūziškos garstyčios arba sviestas. Mums reikia lipnumo. Kiti ingredientai nėra tokie svarbus. Taigi, imame duoną, iš karto 2 gabaliukus, stikliuką ir padarome skylę. Tokį lengvą tuningą. Kaip sakytų, ne lietuvių kalbos mokytojas. Taigi, turime 2 gabalėlius su skylėm ir toliau imame ingredientus. Juos turime išdėlioti aplink šias skylutes. Čia mes turime kumpį ir aš pamiršau tai, ką aš jums sakiau, kad visų pirma yra būtent skysti produktai, kurie duos lipnumo. O mes dabar ištepsime abidvi pusės garstyčiomis. Jos sudrėkins iš karto duonytę ir suteiks lipnumo. Taigi, kumpis, nesvarbu, gali būti ir dešra, net daktariška šlapenka, kaip jie kai kurie vadina. Visiškai nedaug. Sūris. Jis savaime yra pakankamai lipnus, dėl to jo sutepinėti mums bus nebūtina. Irgi dedam aplinkui. Stengiamės uždengti kiek galima daugiau ploto. Salota. Man salotos sumuštinės yra beveik būtinas atributas, todėl mes su ją pasielgsime paprastai. Mes joje padarysime skylę. Štai skylė yra. Tiesime ją į sumuštinę. Štai. Jinai jau nebepabėgs, jos net sutepinėti nereikia. Ir šiek tiek agurkėlių. Mes jos irgi sutepsime. Štai. Nedaug, visiškai nedaug, tačiau puikiausiai. Suvožiame 2 gabalėlius duonos. Ir štai, sumuštinis baigtas. Tačiau paklausite, kodėl jisai vakarėlių sumuštinis. Dabar mes matome tiesiog šitas burgeris su salota. Tai aš jums paaiškinsiu. Tik dėl to tai yra vakarėlių sumuštinis. Taigi, su jumis buvo Sumuštinių klubas ir pasaulio sumuštiniai. Skanaus!